Laimingai su ferverkais pradedam naują pro tinklalaidės sezoną. Labai pačiu laiku, iš tikrųjų. Bet ar tikrai jūs sutinkat, man įdomu, iš tikrųjų, ar mūsų žiūrovai sutinka su meru. Nežinau, ar man taip pat sutinki, kad Alytus dar yra nesubrendęs miestas. Koksai? Nepribrendęs miestas. Prie ko nepribrendęs? Nu, kad, pavyzdžiui, vyktų vienais metais čia LGBT eitynės, LGBTQ plus eitynės. Kaip tautai, dabar noriu tada paklausti, užbėgdamas tavo klausimų iš akių. Jūs žydelis gal, kad klausimų į klausimą? Kas pasikeitė per vasarą, kad tu naują sezoną pradedi nuo tokio klausimo? Tiesiog aš keliavau šiek tiek. Ar tavo gyvenime įvyko kažkokių racionalių pasikeitimų didelių? Gal ir įvyko, gal ir neįvyko. Tiesiog žmogus gyveni ir plėti savo viską. Akiratį. Plėti taip. Ir... Nu, linkiu tau visko greitai neišplėsti savo, bet pakalbėti galim apie tai, kas tave kankina ir neramina. Mane, pavyzdžiui, neramina iš tikrųjų, kad... Kaip supratau, norim šiandien pakalbėti apie seksualinės mažumas, LGBT eitynės, apie mūsų miesto poziciją ar miesto valdžios poziciją to klausimu. Ir apie visą tai, provincijoje, ten išėjus iš už sostinės ribų, kur jau nebegyvena, kaip ten Zuokas sakė, žemai skraidantis angelai, o polė visi, žodžiu, gyvena. Nu, kaip supratau, tu mus nori pavadinti kaimiečiais ir koks kaimiečių požiūris į LGBT. Aš taip, tikrai niekada taip nepavadinčiau, aš pats esu iš Gudaus kaimo. Gūdumos, bet vis tiek aš noriu, pavyzdžiui, nežinau, žiūrėk, ar dar Alytus nepribrendė? Gal pradėsiu, žiūrėk, asmeniškai nuo savęs, ne? Apie dvi mergaitės, nekalbam, man ten visada jos buvo gražu, miela, malonu, jos nuo mokyklos vaikšto už rankučių susikibę ir tas manęs niekada neerzino, neužkabindavo ir šita pusė apie mergaičių homoseksualumą man yra ten viskas gerai ir viskas gražu. Apie vyrų, mum nuo vaikystės, nuo mažumės dėgia, kad vyras turi būti vyras, vyriškas, eit tą žvėrį užmuštą atitemti ir taip toliau. Laikui bėgant turbūt keičiasi ir mūsų požiūriai ir liberalėjam, visas pasaulis liberalėjam ir mes. Ar tų eitynių reikia? Čia yra klausimas, kam jos reikalingos. Ar jos reikalingos tai pačiai LGBT bendruomenė, ar jos reikalingos, kad skleisti žinią. Ar skleisti žinią yra gerai? Jie kaip sako, kad tai yra dėl to, jog būtent būtų skleidžiama, kaip aš suprantu, žinia apie toleranciją, kad tokie žmonės yra, kad jie yra visur, kad yra tarp visų mūsų. Aš taip suprantu. Aš nesu iki galo ten įsitikinęs, tai yra tas potraukis, jis yra įgimtas ir ar yra jų įgyjamų. Man vienintelis neramina tik klausimas šitame dalyke ir būtent kalbant apie berniukus, ar tos žinios klaida nepaskatina berniukus likti link... Trumpiau sakant, jūs bijot, kad po eitynių paskleis užkratą. Kad nepradėčiau dairytis į tavo užpakalį, bet... Du baisoka, biški, žinai, dėl to ir neinu aš į ją. Man irgi nebūtų labai malonu ir įsipažinsiu. Bet kaip bebūtų, aš manau, kad šiaip tai aš iš dalies pritariu, kad eitynėm gal tikrai, pavyzdžiui, irgi manau, kad būtų įdomu, šiaip iš tikrųjų, kaip reaguotų, bet tik tais dėl įdomumo. Bet aš galvoju, kad ne nuo eitynių, o apskritai galvoju, kad reikėtų kalbėti apie visą tai, galbūt rengti diskusiją, kviesti bendruomenę, kad jie išsakytų, kad jie išgirstų, nes čia manau, kad... Bet ar čia reikia jau tų diskusijų, man atrodo, kad tai yra ant tiek tapo jau natūralu ir priimtina, kad, ten tai prieš 15-20 metų, tai čia buvo kažkas tokio, ne? Dabar... Galvoju, kad dabar nėra kokio tėvo arba gal ir motinos, kuris sakytų, vaikeli, aš sužinosiu, kad tu esi ten toks arba anoks.
Tai geriau tai jau iš vis. Vytai, žiūrėk, bet, tokiam tėvui ar motinai tikėtina, kad jie gimė dar ten, prie ruso arba ten greit po ruso, jok švietimas, joks aiškinimas, jokios eitynės ten niekas nepadės. Čia yra nauja karta jau dabar užaugs, kuri užaugs su ta pilnai disponuojama informacija apie tai ir manau viskas pasikeis ir čia neliks tų problemų, neliks net poreikio turbūt tokio, kad eiti, rodyti, išsiskirti. Tai yra tie patys žmonės. Taip pačiai bendraujantis, yra ir tokių ir svolačių, ir... Bet aš dabar galvoju, pasakėjai, išsiskirs iš tikrųjų, gal neblogas būdas, pavyzdžiui, jeigu eini į savivaldybės rinkimus, tarybos ten ar mero, ar gal net Seimo rinkimus, ir pareikštų, aš esu toks ir toks, ir gal net tu automatiškai susirenki tų žmonių balsus. Čia gal visai... Žiūrėk, jeigu dabar Seimo rinkimai, padarant įvadą, laukiam mes svečio Tomo Vytauto Raskevičiaus, taip, jisai yra turbūt, nežinau, aš dabar iš tų naujo Seimo narių, ar taip išvardinčiau ten turbūt 100 iš tų 140, nežinau, bet Vytautą turbūt kiekvienas žinojo, vardą, pavardę, matė jį, nes... bent jau kaip yra žinoma, ar net tai yra tas Seimo narys, antrasis Seimo narys, kuris yra viešai pripažinęs, kad yra homoseksualus. Pirmasis buvo... Nors ten jų, kaip jie vadinami tuo negražiu žodžiu iš P raidės, tai ten yra pilna. Pagal komentatorių diagnozės. Bet jo, tai buvo Rokas Žilinskas amžinatilis, tikrai fainas politikas, fainas žmogus ir dabar Raskevičius irgi labai aiškiai rodosi, matosi. Bet čia gal yra gerai, iš tikrųjų, bet iš šitos pusės, aš ir sakau, galbūt išimtųjų, tai yra labai neblogas būdas surinkti balsus ir nieko per daug. Ne, žinai, dabar pamodeliuokim Alytuje, ar toks dalykas paeitų? Ką gali žinoti, galvoju, gerai, kiek Alytuje galėtų būti? Bet čia, aš manau, kad ne homoseksualių žmonių, bet tolerantiškų turbūt, ne? Tu, aš manau, surinktum ir tos mažumos. Bendriau pas mus ten reikia... tolerantiškų, kurie būtent iš tikrųjų... Kiek ten 300-400 reikia, manau, tai paskelbus, tai... Aišku, bet ko turbūt nerinktų vien dėl to, kad labą dieną aš homoseksualus. O kodėl ne? O gal ir taip. O kodėl ne? Labai žmonės čia reiklus kažkam labiau. Jeigu išrinko antrai kadencijai merą, tai ar labai jau čia reiklus? Nėra čia taip, kad tu jau ieškai to. Gal ir yra. To užėjimo, kaip patekti į tarybą. O kodėl į tarybą? Kodėl taip kukliai? Seimą nori? Aš gal iki pat mero kėdės, ar Seimą. O kodėl aš negaliu būti? Ne, tai gali, o ypač jeigu pasiskelbsi, kad jau tu tikrai jau taip esi apsisprendęs keisti savo gyvenimo kryptį, tai manau, tau visi keliai atviri, Vytautai. Taip, tai iš tikrųjų mūsų studijoje pagaliau mes sulaukėm svečio. Tai turim Seimo narį Vytautą Raskevičių, o jeigu pilnai, tai Tomą Vytautą Raskevičių. Tai jūs Tomas ar Vytautas? Taip. Čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kaip kam patinka. O mokykloje tada kaip buvo? Tomu visą laiką vadino, tas Vytautas išlindo, kai atestatą reikėjo pilną pavardę užrašyti, labai ant mane šaukė pavaduotojas, kodėl neparašyti. Tai ne iš pirmo karto, ne išrašė? Prilipo tik tai iš antro. Kadangi mes neturim daug laiko, tai pradedam greitai nuo klausimų. Vytautai, ar tiesa, kad prezidentas mūsų laidai skiria daugiau laiko nei jūs, Vytautas Raskevičius? Kodėl jūs taip klausėt? Nes jūs mums tik 20 minučių davė, to pas mus klausimų yra labai daug. Aš manau greitai ir efektyviai, manau visus spėsim atsakyti. Taip, ar tiesa, kad LGBT slaptas pagrindinis masoniškas tikslas yra, kad visi pasaulio žmonės taptų LGBTistais? Ne, manau, kad tokio tikslo tikrai nėra. LGBT žmonės yra natūrali visuomenės įvairovės dalis, apie tai diskutuoja daugelis visuomenių, neišimtis ir Lietuva. Ir man atrodo, čia nėra vieni kažkokie pranašesni už kitus, svarbu, kad visi žmonės Lietuvoje, įskaitant ir LGBT žmonės, jaustųsi oriai. Mantas iš karto pradeda nuo tokių aštrių klausimų. Aš taip noriu vis dėlto į Seimą dar šiek tiek įlyst. Tai apie koaliciją. Tai su kuom jum lengviau yra rasti bendrą kalbą? Ar su Viktorija, ar su Ingrida?
Man atrodo, tarp visų koalicijos partnerių yra konstruktyvus bendradarbiavimas. Koalicija dabartinė sudaryta yra iš Tėvynės sąjungos ir 2 mažesnių liberalių partijų. Tai sakyčiau, gal Liberalų sąjūdis mums ideologiškai yra artimesnė partija. Bėda tik ta, kad Liberalų sąjūdis kartais Seime balsuoja neliberaliai. Kodėl? Na, aš manau, tą padiktuoja galbūt ir regioninė partijos jų struktūra, jie turi stipresnius regioninius skyrius, turi tam tikrų vienmandatininkų išrinktų ir kartais jie tiesiog Seime elgiasi ne kaip liberalai, o kaip labai konservatyvę pasaulėžiūrą atstovaujantys Seimo nariai. O jūs į regioną nežiūrit? Mums regionas taip pat svarbu, manau, kad visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvena liberalių žmonių ir Laisvės partija kelia savo tikslą turėti reprezentaciją ir mažesniuose Lietuvos miestuose, kad Lietuvos gyventojai galėtų rinktis ir į liberalią pasaulėžiūrą atstovaujančių politikų. Apie Seimą, artėja Seimo rinkimai kitais metais. Ar tikrai Laisvės partija planuoja daugiau gauti mandatų nei praėjusiuose rinkimuose, nes akivaizdžiai matom, kad jūs savo pažadų neišpildot. Manau, kad tikrai didelė sėkmė buvo 20 metų Seimo rinkimuose. Laisvės partija labai nuosekliai atstovauja savo liberalią politinę darbotvarkę ir manau, tas rinkėjas, kuriam yra svarbus tie klausimai, kuriais kalba Laisvės partija, tikrai už mus balsuos ir kitose Seimo rinkimuose. Kiek planuojat? Čia tik tai jau ne aš nuspręsiu, tą nuspręs Lietuvos rinkėjai, bet mes tikrai dalyvausim Seimo rinkimuose ir dalyvausim visuose kitais metais vykstančiuose rinkimuose, tiek Europos parlamento, tiek prezidento. Ir manau, kad frakcija kitame kadencijos Seime stiprią tikrai turės. Ar jau nusprendė prezidentą ar Europos parlamentą, kas eis? Taip, prezidentą Laisvės partijos kandidatai prezidentus paskelbsime lapkričio mėnesio pradžioje, o Laisvės partijos sąrašas Europos parlamentus bus paaiškės kitų metų pradžioje. Tai lapkričio pradžia jau netoli, gal gali dabar pasakyti? Nepasakyti negaliu. Mes ištransliuosim po lapkričio. Kaip sakė kita kandidatė, kandidatuojantį prezidentus, pranešim visiems vienu metu. Gerai, tada apie Seimo rinkimus. Ar tiesa, kad Alytuje nuo Laisvės partijos į Seimą kandidatuos Lukas Stravinskas? Manau, kad tikrai Laisvės partija turės stiprų vienmandatininką Alytaus mieste ir tikiuosi, kad alytiškiai rinksis ir išrinks ir deleguos nuo Laisvės partijos į Seimą. Ar tiesa, kad jums romantiškas žinutės naktimis rašinėja Petras Gražulis? Ne, mes su Petru tikrai neturim daug kontaktų Seime, tiesą sakant, su manim net nesisveikina, bet iš tam tikrų epizodų įvykusių per šią kadenciją žinom, kad yra kas Petro namuose laukia ir kartais net be marškinėlių. O kas jums labiau imponuoja, ar Gražulis, ar celofanas? Tiesą sakant, man jie abu neimponuoja, bet mes, matot, su ponu Kandrotu tai net esam širdingai pasibučiavę šią vasarą, su Gražuliu dar tokio epizodo dėja nebuvo. Ar laukia? Po kitų Seimo rinkimų. Nežinau, reikėjo paklausti. O kaip vertinat apskritai, kad tokia iš tikrųjų, aš net nežinau kaip įvertinti tokį asmenį kaip Petrą Gražulį, kad jis pakliūva į Seimą ir po to, vos ne visą kadenciją yra sprendžiama jo apkaltos klausimai. Tai atrodo, iš vienos pusės žmonėm kartais sako, ką jie nori iš mūsų, kodėl mus baudžia, teisia, o patys nesugeba vieno žmogaus. Na matot, Petras Gražulis gar yra toks ypatingas Seimo narys, kad jam ne vieną kartą apkalta organizuota, bet dabar rytoj generalinė prokurorė kreipsis į Seimą dėl 3 apkaltos Petrui Gražuliui, nes vieną kartą jam yra apkalta todėl, kad jis yra nuteistas už finansinės tam tikras machinacijas, antrą kartą yra Konstitucinį teismą pasiekę, nes jis balsavo už kitą Seimo narį jam nematant, o dabar dar yra vienas baudžiamasis procesas, ne už šmeižtą, bet ne už neapykantos kurstymą tam tikros socialinės grupės atžvilgių. Taip, Gražulis yra, man atrodo, 6 kartą renkama savo vienmandatį apygardai, tai yra tos vienmandatės rinkėjų matyt pasirinkimas, bet šiaip Petras yra tas politikas, kuris gerai dirba savo vienmandatės, daug rodo dėmesio ten gyvenantiems žmonėms, kalba apie jų problemas, kartais tikriausiai tai yra daug kalbėjimo, mažai veiksmo, tai tikrai tie oponentai, kurie kandidatuos su jo kitoj vienmandatėje, turėtų iš jo išmokti ir tam tikrų gerų dalykų ir tą tikrai negėda pripažinti. Ar daug kalbų dabar yra koalicijoje dėl biudžeto? Tai biudžetas yra vienas pagrindinis šio einamojo laikotarpio darbų. Šiuo metu svarstomas komitetas, man kai komitetuose biudžeto projektas, kaip tik prieš pas jūs atvažiuojant žmogaus teisų komitetas priėmė sprendimą, pritarė kitų metų biudžeto projektui. Ir taip tai yra labai įdomus žanras, nes vyriausybė parengė projektą, o po to prasideda taip vadinamas pageidavimų koncertas, ypatingai vienmandatėse renkami Seimo nariai siūlo įvairius pasiūlymus. Tai tos pasiūlymus Seime reikia svarstyti, bet reikia turėti omeny, kad biudžetas yra
yra ribotas krepšys gerybių, kurias mes visi sunešam savo mokesčių mokėtojų pinigais. Ir man atrodo, prioritetas kitų metų turėtų būti nacionalinis saugumas ir tam tikrų sisteminių problemų švietimo sektoriaus sprendimas, tokio kaip mokytojų algų didinimas. Ar tikrai Jodauskas prižadėjo socdemų balsus už tai, kad Šimonytė pateiktų projektą prieš naktinius taikiklius? Nežinau, ką ten kas tarėsi ir pažadėjo, čia tikriausiai socialdemokratai ir Šimonytė galėtų atsakyti, bet kalbant apie naktinius taikiklius, tai kas yra apmaudžiausia, kad socialdemokratai turi naktinių taikiklių draudimą įsirašę savo programą, man atrodo, iš tos frakcijos vienintelis Jonauskas balsavo prieš. Tai kalbant dar apie tą biudžetą, tai dabar atrodo, kad koalicija labiausiai dėl to ir eižėja. Tai ar neatsiras, kad ir priimti, kai reikės biudžetą ir vis dėlto vis tiek įsibėgės ir tas rinkiminis laikotarpis, tai ar čia nebus taip, kad sakysit, paspausit vieni kitiem ranką ir sakysim, na, dabar dirbam kiekvienas už save. Nepasakyčiau, kad gal eižėja, bet natūralu, kad valstybės biudžetas yra bendras, turėtų būti bendras koalicija arba valdančią daugumą sudarančių partijų ir frakcijų produktas. Jis dabar yra išėjęs iš finansų ministerijos toks, koks išėjęs, tai yra tik taip dabar svarstoma Seime. Laisvės partija turės savo pasiūlymus kitų metų biudžetui, mes norime skirti papildomą dėmesį neformaliam moksleivių ugdymui, nes tokiu būdu galima vykdyti aktyvę psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją. Taip pat norim skirti papildomo dėmesio psichologiniai ir emociniai pagalbai, kad jinai būtų prieinama žmonėms. Ir taip pat yra labai daug klausimų dėl kelių finansavimo. Na, pavyzdžiui, kelių finansavimas nedidėja metai iš metų, o dėl infliacijos galimybė išlaikyti kelių būklę šalyje iš tikrųjų yra sumažėjusi. Na ir yra tokių įdomių faktų. Mes Seime įvedėme tai vadinamą viniečių mokestį, naudojimuosi keliais mokestį, iš jo renkam apie 100 milijonų ir tik tai penktadalis tos sumos eina tiesiogiai į kelių palaikymą, tai tuos dalykus tikrai reikės persvarstyti. Tai kaip suprantu, jūs ir palaikot ir mokytojus, kad turi būti daugiau finansų skiriama, bet tik tai sutarimo nėra. Matot, mokytojų algų klausimas yra nacionalinio partijų susitarimo dėl mokytojų algų didinimo klausimas. Šiaip švietimo sistema yra finansuojama Lietuvoje pakankamai neblogai, tik tai klausimas, kur tie pinigai sistemoje nueina. Ir čia tikriausiai mes artėjom prie to mokyklų tinklo klausimos, kur yra skausmingai, ypatingai regionams. Aš manau, kad visų pirmiausia švietimo sistemoje turėtų būti finansuojamas moksleivis, moksleivio krepšelio pavidalu, o ne klasės, nes tada mes kartais susidurėm į tokią problemą, kad yra nedidelėse mokyklose, negausiai sukomplektuotos klasės, o pinigai iš biudžeto ten eina. Tai turbūt pats sudėtingiausias biudžetas, nes paskutinis prieš rinkimus. Na, visą laiką yra tokia tendencija, kad artėjant prieš rinkimus labai nori visi Seimo nariai būti dosnus ir čia mes kalbame apie biudžetą, iš kur mokestinės reformos pasiūlytos kontekste, tai manau, kad diskusijos bus karštos. Vytautai, ar dėl provincijos homofobiškumo kaltas yra Vilnius su visom eitynėm ir spalvotom perėjom? Aš manau, kad gal niekas nėra kaltas, o tam tikra diskusija visuomeniai yra neišvengiama. Negalime būti, kaip pasakyti, išspręsti tam tikrus klausimus visuomenėje, apie juos aktyviai nepadiskutuodami. Aš atmetu šitą idėją, kad kažkaip mažesni miestai, regionai yra kažkaip mažiau pažangus ar mažiau tolerantiški, gal tiesiog diskusijos reikia daugiau. Ir manau, kad Lietuvos žmonės iš principo yra geri žmonės ir jie gali priimti skirtingus dalykus, jeigu mes apie tai kalbam, vengdami tam tikrų aistrų ir susipriešinimo, o tiesiog stengdamėsi vienas kitą pažinti ir priimti. Tai kaip jūs vertinate tą pasakymą, kad Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis sako, jog Alytus dar yra nepasiruošęs eitynėm? Berods čia 21 metų, ar ne, yra pasisakymas, kai Kaune vyko eitynės ir kilo daug kalbų, tai aš tiesiog priminsiu, kad ponas Cesiulis yra socialdemokratas. Socialdemokratai principingai pasisako už lygias galimybės, tai ponui Cesiuliui reikėtų savo partijos programą pasitikrinti. Na, o susirinkimų įstatymas, kuris garantuoja konstitucinę teisę į taikius susirinkimus, galioja visiems Lietuvos Respublikos piliečiam ir tikriausiai visose savivaldybėse, nesvarbu, ar tai būtų Vilnius ar Alytus. Švietimas, dar jeigu grįžtant prie to, tai čia irgi labai yra svarbus, paminėti apsitai, diskusija yra svarbi, aš irgi tos nuomonės, mes prieš jum atvykstant su Mantu irgi apie tai kalbėjom ir aš sakau, kad tikrai pasigendu bent jau diskusijos, pakviesti į diskusiją tiem, kas yra aktualu. Tai mokyklose irgi užverda diskusijos ir vaikai, aš ir pats turiu mokyklinio amžiaus vaiką, tai būtent grįžta ir sako kartais, tėti,
mokytoja arba mokytojas ten taip pasisakė apie mažumas, kad, arba yra klasiokai, kurie sako, jie bijo tėvam parėję pasakyti kažką šiuo klausimu, nes žino, kad jiem bus bausmė, ten telefonas paimtas. Tai tėvai, bet, pavyzdžiui, mokytojai, ką daryti su mokytojais, kurie yra giliai įsitikinę, kad šeiminės vertybės yra tokios ir ne kitokios. Ir nevengia aštriau pasisakyti. Ir jie ten ir kritikuoja, arba vos netyčiojasi iš seksualinių mažumų. Kaip su tokiais mokytojais? Kai nežino, klasėje galbūt yra būtent... Nes tu jau jo nepakeisi, dar jo mąstymo, tu daryk ten konferencijas, mokymus, tu jo nepakeisi. Tai jo įsivaizduoju, kad yra jo vertybės. Labai sudėtingas klausimas, aš tai visų pirma pakvieščiau visus labai iš tikrųjų pasitikėti mokytojais ir pedagogais. Taip, mes turim tokių galbūt aštresnių pavyzdžių, jūs minit galbūt kažkokius pavyzdžius iš savo patirties, viešoje erdvėje mes čia turim tokią mokytoją Astrą liūdnai pagarsėjusią, kuri ten Vilniuje irgi visai plaikstosi, bet aš tai kažkaip visą laiką noriu tikėtis, kad tai yra išimtis iš taisyklės, o ne taisyklė. Ir labai jūs net klausimą formuluoti, labai aktualiai suformulavot, mokytojai, pedagogai dirba su skirtingais moksleiviais, ar ne? Ir tarp tų moksleivių tarpe gali būti labai įvairių žmonių, ar ne? Ir berniukai, mergaitės, galbūt kažkokios kūno konsistencijos, storesnis, plonesnis, kažkas su akiniais, kažkas geriau mokosi, kažkas galų gale galbūt tas vaikas tiesiog kitoks, ar ne? Jaučia, kad tikrai jisai ir dabar mokytoja teiškia, kad čia šitie žmonės yra, reikia juos gydyti. Jo, tai kažkaip man atrodo, pedagogai tikrai tą daro, o visą laiką turi būti ir ta paskata pripažinti tą įvairovę su ta auditorija, kur tu dirbi ir tiesiog stengtis ją atliepti, o aišku, tam tikri saugikliai, mokyklos administracijoje, dėl kad neapykantos kalbos nereikėtų mokyklose skleisti, tai tikrai jie turėtų suveikti ir jie dažniausiai suveikia. Bet esat žmogaus lygių galimybių komiteto pirmininkas, taip, ar patenkintas savo nuveiktais darbais, ar vis dėlto tai labai sunku kol kas dar Lietuvoje? Aš galbūt kuo labiausiai džiaugiuosi šios politinės kadencijos metu, kad žmogaus teisų klausimai iš tikrųjų aktualizavosi labai visuomeniai mūsų ir mūsų visuomenė labai tai diskutavo. Mes, aišku, galim kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje, apie LGBT asmenų teisų užtikrinimą, bet galiausiai ir tuos apie pačius ar ne COVID ribojimus, kur buvo daug diskusijų ir jie prasilenkė su žmogaus teisų apsauga ir jie atitinka. Tai man atrodo labai svarbu tą išlaikyti diskusiją ir kad tie klausimai būtų ne kažkur paraštėse, kaip nesvarbus, kaip paraštiniai, bet kad jie būtų dėmesio centre. Šitoj kadencijoje dirbti buvo sunku, nes mes dirbam koaliciniai vyriausybei, turim dvi mažesnės liberales partijas ir didelę Tėvynės sąjungos frakciją. Ir Tėvynės sąjungos frakcijoje yra žmonių, kurie turi tikrai labai konservatyvę pasaulėžiūrą. Ir tai pasimatė, kalbant tiek apie žmogaus teisų užtikrinimą, LGBT, moterų apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, bet tarkime ir migracijos procesų valdymo kontekste. Tai natūralu, kad negali būti vienos teisingos vizijos ar nesprendimų priėmimo procese, bet mes diskutuojam ir priėmam tam tikrus sprendimus. Tai sunkus buvo darbas, bet labai įdomus. Aišku, tikėjomės greitesnių pokyčių, bet nesustosim ir sieksim jų toliau. O linkiu kitos kadencijos Seimui, kuriame tikiuosi pats irgi būsiu, kad tie klausimai toliau būtų diskutuojami ir surastume visiems priimtinus sprendimus. Kiek kadencijų reikia, kad visi tikslai jūsų iškelti būtų pasiekti? Aš manau, kad apskritai ta praktika, kai Seimo narys per ilgai užtrunka Seime, jinai yra ydinga, nes tiesiog, jau jaučiu pirmoji kadencijoje, kad tas darbas Seimo akvariume, jis tiesiog truputėlį tolina tave nuo paprastų žmonių realybės. Tai aš manau, 2 kadencijos yra optimalus laikas, per kurį gali tiek ir patirties sukaupti, tiek ir padaryti, ką turėjai padaryti. Jeigu nepadarėjai, tai ieškoti kažkokių kitų veiklos galimybių. Dar 2, ne? Aš manau, užteks man dar ir vienos. Bet Laisvės partija apskritai, galim sakyti, kad taip tiesmukai ėjo aštriai iškeldama tos klausimus žmogaus teisių, mažumų ir dabar jeigu taip nutiktų, kad... Žolės legalizavimo. Taip, iš tikrųjų, žolės legalizavimo, už ką aš irgi būčiau. Iš ties aš būčiau ir dar daugiau už... Klaus. Tai va, klausimas. Ar jeigu taip nutiktų, kad jeigu kitose Seimo rinkimuose jūs nebūtumėte valdančioj pozicijoje, taip atsidarastumėt opozicijoje, kad ar nebus taip, kad vėl žingsnis bus atgal žengtas, ir visą tai, ką jūs iškėlėt iš tikrųjų, su jūsų partijos atėjimu, taip vėl nuės vėl kažkur tai... Aš labai gerai atsimenu, kai mes kūrėm Laisvės partiją 2019 m. vasarą, mes kalbėjom ir vis dar kalbam apie labai daug nepatogių temų, kaip ir jūsų paminėtos psichoaktyvių medžiagų prevencija, LGBT asmenų teisų užtikrinimas, žmonių su negale teisės.
psichikos ir emocinė sveikata. Ir tada, kai mes kūrėm partiją, labai daug žmonių sukiojo pirštą prie smilkinio, sakė, nu apie ką jūs kalbate, šitos temos neaktualios, jūsų niekas nerinks. Ir tai atrodo, kad mūsų rinkiminis rezultatas puikiai parodo, kad šitos temos yra labai aktualios. Taip, Laisvės partijos rinkėjas yra jaunesnis rinkėjas, mūsų pagrindinė demografija yra ten, bet tai puikiai rodo, kad prioritetai visuomenėje apie temas, kurias norime kalbėtis, jie keičiasi. Ir aš net nebejoju, kad tas atstovavimas politinis išliks, tiek Laisvės partijos, tiek ir kitos politinės partijos atsižvelgdamos į Laisvės partijos rinkėjų preferencijas atitinkamai peržiūrės ir savo nuostatas ir tų klausimų, tų temų visą laiką bus politiniam spektre tik daugiau. Neringa Morozaitė Rasmussen, pažįstat? Taip, dabar jinai yra viceministrė ekonomikos. Sveikinimai Neringytė su viceministro postu, mano klasiokė. Norėjau pasigirti. Mažas pasaulis. Norėjau pasigirti. Ar iš tiesų mažas tas pasaulis, ar kaip be būtų, mes pradžioje lyg pradėjome apie tai ir pabaigoje noriu. Ar yra didelis skirtumas ir ar jeigu gal apskritai nejaučia to skirtumo Vilnius ir likusi Lietuva, ne? Arba kaip prezidentas sako, yra 2 Lietuvos. Yra tas skirtumas, tą padiktuoja galbūt ir miesto, tiesiog demografijos dydis, nes Vilniuje tikrai gyvena daug žmonių ir turim tikrai ir tos tautinės, etninės įvairovės Vilniuje, bet kažkaip Lietuva nėra tokia valstybėje, didelė valstybėje galima per 4 valandas pervažiuoti nuo vieno krašto iki kito, tai to trukio tikrai nejaučiu, bet kad reikalingas dėmesys ne tik sostinės regionui, bet ir kitiems, tai yra neišvengiama realybė. Trumpai, ką veikėte Lietuvoje? Esame atvykę į visuotinį Laisvės partijos skyriaus suvažiavimą, o tuo pačiu metu ir lankomės pas jūs, kalbėsime su jaunimo organizacijomis, su negalios teisų užtikrinimo srityje dirbančios organizacijomis, tai norim pasižiūrėti, kaip gyvena žmonės yra Lietuvoje ir kokios yra jų problemos, kad galėtume spręsti Seime. Prieš Seimo rinkimus dar bus galima jūsų sulaukti? Tikrai, jeigu pakviesit, visą laiką jūsų paslaugoms. Na va. Valandai. Bet jau taip ilgesniam pokalbiui, taip išsamesniam, gilesniam, galbūt net diskusijai iš tikrųjų, nes tie klausimai, kaip jūs ir sakote, jie yra aktualūs ir tai rodo tas būtent jūsų sėkmės raktas praėjusiuose Seimo rinkimuose. Nežinau, dabar pagal scenarių, man tai jūs čia parašė, kad man reikia pasveikinti kažką. Ne, ten visai mano ten užsirašęs, aš su tušinuku buvau. Supratau. Tai ką, ačiū labai už pokalbį, Tomai Vytautai Raskevičiau, lauksim jūsų vėl sugrįžtant į Alytų, į mūsų gražų, nehomofobišką miestą.